Jo. Bandom prijungti. O, pavyko. Girdi? Girdžiu. Super. O, net su mikrofonu. Ne, sveika, Jolantėlė, kaip laikais? Ačiū, bet aš matau tik save vieną, čia taip turi būti. Nežinau tiksliai, pagal mane ne. Turėtų ekranas pasidalinti dvi pusės, į dvi dalis tau. Mane rodo tavęs, ne, bet labai tave girdžiu. Tai nežinau, tai tiesiog bandom tas, kas mus žiūri, galbūt. Ir mus rodo abidvi pas mane ekrane. Tai tada vadinasi įrašas irgi bus su mumis abiejomis. Tai ir puikiai. Puiku. Tai va, tai kaip laikaisi, kaip tavo savaitgalis, kaip sekmadienis? Sekmadienis sekmadieniškas, tai vat jeigu ne šitas mūsų laivas, tai turbūt prie kokio ežerėlio, kažkur kažką, bet spėjau viską pasidaryti, nes kai žinai, kas tavęs per dieną laukia, susidėlioji savo kelius, planus ir norus, taip, kad visur būtum ten, kur įsipareigoji, kur norisi, kur reikia būti. Jo, super. Šiaip žiūri smagu tave matyti. Labai labai džiaugiuosi, kad pakviečiau. Tai va, tai gal tada neužinam burnos ir aš tave pristatysiu, jeigu ką, jau papildysi mane, jeigu kažką praleisiu. Tai esu Jolantėlė laiko ir idėjų monetizavimo mentorė. Ne? Verslininkė, lektorė, turtinga moteris bendruomenės įkūrėja ir bent jau pagal mane toks pagrindinis didžiausias dalykas tai yra kontaktų, rytmečių, tinklaveiklos, renginių organizatorė, verslių moterų tinklaveiklos organizatorė. Tikrai taip, mes kadangi iš rytmečių esam susipažinę, iš vieno iš mano projektų, tai atrodo, kad čia didžiausias jis yra. Bet iš tiesų nieko pas mane nėra eusio ar esnio vienas už kitą. Pas mane mano galva, taip bent jau aš stengiuosi padaryti, kad visos mano veiklos būtų harmoningos. Na, o dar Šiauliuose turiu paslaugų studiją, teikiu termomasažų paslaugą šiauliečiams ir aišku svečiams, visada laukiamos viešnios šeimomis Šiauliuose ir, ko gero, plius minus viskas, ką man norisi, ką pavyksta padaryti praktiškai kiekvieną dieną. Tai čia labai daug. Kaip viskas spėjai? Tai optimaliai, termomasažai paslaugas teikia tam tikromis dienomis. Rytmečiai buvo laikas, kada vyko praktiškai kiekvieną darbo dieną, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, dar buvo laikai, kada net kontaktų vakarus spėdavau padaryti. Na, o kada keičiasi poreikiai, keičiasi fokusas, tai ir yra dalykas, kad nieko neprisiemi naujo, kuriam neatlaisvini laiko, nes niekada nedirbu miego sąskaitą. Na, būna tam tikrų atvejų, pavyzdžiui, rytmetį Vilniuje ar ne iš Šiaulių atsidurti. Taip, tada tu turi atsikelti nebe 5 valandą, o 3 valandą, kad išsiruošti, nes jau 5 valandą praktiškai būni kely, kad 8:30 pradėtum ruoštis ir 9 pasitiktum dalyvės. Yra tam tikrų niuansų, bet jeigu aš žinau, kad man keltis 3, tai niekas man netrukdo nueiti vietoj 10 valandos 8:30 miegoti, ilsėtis ir kad surinkti tą reikiamą poilsiui kiekį valandų ir tiesiog, matematika mokykloje sekėsi neblogai.
Taip, kartais įsisuki į tas rutinas, pasimiršta laiko tėkmė, Mhm. susiplanuoji susitikimą valandai, prabūni valandą 20 minučių, tada dar susitari dar kitą sesiją, nes matai, kad poreikis yra, kad interesas yra. Tai tiesiog viskas yra planuojama, bet visada naudoju darbo knygą su savaitės matomu vaizdu ir jeigu aš, sakykime, dirbu intensyviai kažkurią vieną dieną, tai sekanti diena turėtų būti pas mane tokia laisvesnė, kur nereikia niekur keliauti, nereikia anksti keltis, anksčiau 5 valandos, tiesiog ganėtinai toks rutininis darbas, pavyzdžiui, sakykime, ketvirtadieniais vyksta kontaktų rytmetys, tai antradienį paprastai arba turiu konsultaciją pirmoje dienos pusėje ir daugiau visą laiką skiriu komunikacijai visų savo projektų, nes būna kartais webinarą norisi pasidalinti, paskelbti, ir pasidalinti socialiniuose tinkluose, nuolatos dalinuosi apie termomasažų paslaugą laisvus laikus, taipogi kiekvieną savaitę 20 moterų apsilanko kontaktų rytmečiuose, tai noriu naujų pasidalinti į tas auditorijas, kuriuose dar nebuvau, pritraukti tas moteris, kurios tik pirmą kartą išgirsta apie rytmečius, nepaisant to, kad jie visai netrukus už 3 berot savaičių švęs jau 8-ąjį gimtadienį ir žengs į 9-ąjį sezoną. Tai žodžiu, tiesiog viskas suplanuojama, sudėliojama pagal prioritetus, pagal poreikius. Kai nori, tai ir viskas yra įmanoma. Ne viskas, tik tai, kas šiuo metu aktualu. Tikrai ne viskas. Ir, pavyzdžiui, kada man sako, tu visur suspėjai, tikrai niekur aš visur nesuspėjau. Tiesiog, jeigu aš auginčiau šiai dienai mažą vaiką iki 5 metų, turėčiau mokyklinukus 2, tai tikrai pusės to net nedaryčiau. Nes mamos turi suvokti labai paprastą elementarų dalyką. Mamos pareigos yra jau visas etatas. Ir turim nepamiršti, kad mes dar turim žmonos etatą, arba jį prarastim. Nepamiršti kitų dalykų, nes dirbti ir profesinėje srityje save realizuoti ir kai tau sekasi, patinka, ar tu esi pradžioje ir suvoki, kad turi daugiau savęs įdėti, rodyti ir panašiai, norisi tikrai daugiau tų valandų skirti. Bet turim suvokti tokį dalyką, kad profesinis kelias trunka, va taip dabar bandau, kol kvepuosi, aš taip, pavyzdžiui, esu pasirengusi veikti savo srityse, kurias šiai dienai esu pasirinkusi veikti. Aš irgi galvoju apie tai, kad, pavyzdžiui, termomasažų paslaugą aš galėsiu teikti tol, kol kvepuosiu, tol, kol veiks galva, kol galėsiu savo klientams parinkti teisingas programas ir tuo laiku, kad aš jau būsiu dar garbesnė amžiaus, ko gero, kinų medicinos ir svarbių taškų žinosiu dar daugiau, dar būsiu naudingesnė. Su rytmečiais, o kodėlgi ne? Taigi aš žinau, kad mano bičiulės, su kuriuom šiandien susipažinom, jos lygiai taip pat nori ir siekia gerinti savo amžiui savijautą, didinti savo pardavimus, platinti savo idėjas ir visai tikiu, kad ir po 30 ar 40 metų mano bičiulės, mano bendramžės tai darys. Ir atis naujesnioji karta, kuriai galbūt reikės mūsų sukauptos patirties ir panašių dalykų. Tai aš tiesiog, kada pradedu savo projektą, aš pasimatuoju ir laiko perspektyvai, kaip ilgai aš norėsiu tai daryti. Nes yra kartinių projektų, kurie įvyksta tiesiog ir tu juos paleidi. Aišku, gražiausias projektas tas, kurį gali paleisti kitas rankas, nes ir mano pačios patirtis, sakykime, jeigu kalbant apie turtingos moters bendruomenę, tai prasidėjo kelionė prieš 11 metų. Prieš 11 metų ir dar anksčiau aš intensyviai ieškojau sprendimo, nes tuo metu buvau valstybės tarnautoja. Kas 2 savaitės gaudavau saugų atlyginimą, avansą, oi, geri laikai būdavo. Bet jis būdavo toks, kokį turėdavai, buvo vienu metu mano tarnyboje toks paleistas motyvacinis priedas, jeigu tu pasieki tam tikrus rodiklius ir tu gali gauti 13 vadinamąją algą ir panašiai, bet dėja, aš rodiklius net perspjoviu, bet 13 algos negavau. Ir tai buvo man spyris į minkštąją, kad suvokiau, kad vis tik tais aš turiu kažką daryti savo ir tas 13, 15, 18 algas aš galiu susigeneruoti savo protų, savo jėgom.
Ir iš tiesų teko mokytis, vat būtent ir laiko planavimo, nes kada prieš 11 metų įsidukrinau turtingą moterį, tai buvo metas, kada konferencijose ir įvairiuose verslo susitikimuose dalindavau šitą istoriją, nes man visai neblogai sekasi sekti istorijas iš savo ypač patirties. Ir kartais jos būna ganėtinai klampios, bet pasiseka papasakoti viltingai ir aišku, mano pačios asmeninis pavyzdys parodo, kad ir kokiai klampybei, tamsybei atsiduri, tikrai gali rasti sprendimą, tik reikia nenuleisti rankų ir ieškoti. Ir žinoma, tas indėlis į žmonės, su kuriais save apsisupi, jisai galbūt šiandienai atrodo kaip ir reikalauja daugiau jėgų, energijos, negu gaunu atgal ir panašiai, bet vos tik ateina ta tamsesnė momentas, tai suvoki, kad aš turtinga esu žmonėmis, tais, kuriuos pažįstu ir kiekvieną dieną vis su smalsumu, su įdomumu esu atvira naujoms pažintims ir tą tikrai darau. Ir vat tą noriu perduoti savo bendruomenį, kad neužsidarykim tarptų savo studijos, savo darbo, savo miesto sienų, nepribokim savęs. Nes idėjos jos tvyro ore ir tie rūpesčiai, jie lygiai taip pat tvyro ore. Viskas yra yin-yang, tiek rūpesčių, tiek džiaugsmų pasaulyje. Ir tos idėjos, kurias mes drąsiai nešam į pasaulį ir einam keistis tas energijas su kitais idėjiniais žmonėmis, veiksmo žmonėmis, jos mūsų idėjas paverčia stipresnėmis ir ilgalaikėmis. Nes tu gali užsispaudęs sėdėti su savo idėja, su nieko nesidalinti, bet tai nereiškia, kad kas nors gero iš to gausis. Visiems reikia, žmonėms reikia žmonių. Nes jau kuriems nebereikia žmonių, tai met, tiesiog nereikia stebėtis, kad sąskaitose nulis ar netgi ir minusas, nes aš visą laiką palaikau tą idėją, kad jeigu aš dalinuosi savo turiniu, savo renginiais, savo paskaitomis, kviečiu kažkur žmonės, tai aš turiu atliepti ir kitų žmonių kvietimus. Tik tada, kada mes turime balansą tarp to, ką dalinamės, kur kviečiame ir ten, kur sudalyvaujame, iš to gaunasi puikus rezultatas. Mes neužsistovėm savo vandenyse ir sujaukiam truputėlį, pakeičiam, pagerinam, o kartais ir priverčiam apmastyti žmonėms jų vandenis. Jo, tas tiesa, aš pati dabar prisimenant savo pirmą rytmetį pas tave, tai aš galiu pasakyti, kad man rytmečiai padėjo augti ir vis dar padeda augti. Tai buvo irgi toks geras spyris. Bet niekas nemušė turbūt, Silvija, tavęs, pasitiko su šypsena, tiesiog kiekviena su savo pavyzdžiu, su savo atkaklumu, su savo žaismingumu, drąsa, nežinojimus, klausti atvirai, pasidalinti, bet nežinau tokio dalyko. Viskas, tai yra proga sužinoti, rasti žmogų, kuris tai žino už mus geriau ir pagerinti šitą savo nežinę, paversti žiniomis. Taip, ir jo lab visada yra, aš kaip sakau, kelios galvos yra geriau negu viena. Čia, žinai, vėlgi viskas turi savo pliusų, savo minusų. Nes, pavyzdžiui, vienas iš pirmųjų 5 rytmečių prieš 8 metus irgi jau buvo tokie teminiai pas mane rytmečiai. Jie prasidėjo Šiauliuose 17 metais, rugpjūčio 9 dieną. Buvo pirmasis. Spėk, kiek buvo moterų prisirinkę šitą pirmąjį mano rytmetį? 5? 45, patikėk. Toks buvo anšlagas, aš net nesitikėjau, aš apgalvojau tam tikrą renginio eigą, bet man nei mintyse nesisapnavo, aš galvoju, 15, 13, tai bus toks apaštalinis moterų susitikimas, bet 40 su viršum. Ir nuostabiausia yra tai, kad dalis tų moterų, kurios buvo tame pirmajame rytmetyje, rekomenduoja rytmetį dabar kitoms, nes pačios tiesiog irgi įsitvirtino savo svajonių srityse. Jos galbūt keitėsi per tuos 8 metus, nes tikrai keičiasi moterų pasirinkimai.
Bet dalis tos, kurios yra versle, jie jos veiklos transformavosi, išsigrynino, ką konkrečiai nori daryti ir jos šiai dienai ateina. Ateina tą kartą per mėnesį, prisijungia tiek online, tiek gyvai, pabando į kitus miestus atvažiuoti, patirinėti, nes visą laiką manęs klausdavo, kai aš pradėjau važiuoti į Vilnių, Klaipėdą, Kauną, Panevėžį ir Kupiškyje buvo ir Tauragėje, ir Ukmergėje rytmečių yra buvę. Sako, nu kaip tos panos? A jos sako, irgi taip, sako, nesusigaudo pardavimuose. O gal jos ten tokios aфиgenos pardavėjas, varom pas jas mokytis. Nu tai bandom. Ir iš tikrųjų būdavo tokie, vat, Tauragė nuo Šiaulių 100 kilometrų ekipažais, tiesiog šiauliečių, ekipažais klaipėdiečių. Ir, nu tikrai, vat, tokie susijungimai tarp miestiniai, jie duodavo tokį, sakyčiau, dar didesnį augimą, nes tu pati išgirsdama kitą, atrodo, tik 2 minutės išgirsti, ar ne? Nu, aišku, kai susirenka 40 moterų, tai jokių 2 minučių, labai blitz prisistatymai iki minutės trukmės, koncentruotas, tai mano vat ir atsivėrė ta tokia stiprybė, nes tikrai turiu gyslelę moderavimui ir tokiam diplomatiniam modeliui, aš nuolat apie tai girdžiu puikius atsiliepimus, būna, kad aš nebūnu laiminga po kažkokios tai renginio sumoderavimo, nes žinau, kad galima geriau ir žinokit, ir paskui tu išgrynini tokius formatus ir tokius būdus, nes į Vilnių lygiai taip pat, kai 18 metų sausio mėnesį viena šiaulietė pakeitė gyvenamą vietą, tiesiog išvyko į Vilnių, atidarė savo krautuvėlę senamiestėje, jinai ir sako, nu reikia rytmečio, o aš nesu niekada vairavusi Vilnių ir iš viso man Vilnius kažkokia kosmosas, 3 valandas kelio, nu ne. Aš sakau, dovanoju tau visą scenarijų, savo auditoriją paskelbsiu ir viską darysi, nes nu buvo jau turbūt 10 kokie rytmečių, o kas čia yra? Paėmi ir copy paste ir savęs įneši ir važiuoji ir paskui išsigryninti savo formatą. Ir įsivaizduojat, pradeda registruotis, aišku, registruojasi turtingos moters tinklalapį. Ten buvo labai gera man parengta platforma su labai minimaliais administravimo mano įsikišimais. Ir moteris, nu, iki susitikimo, nu, tas iki netinka, aš sakau, žinokit, na, aš ten nebūsiu. Ta prasme, sako, kaip nebūsi. Sakau, bus tokia nuostabi Elina, jinai tokius paltukus, aš nežinau, ką dabar Elina veikia, kitą jinai veiklą, nes, na, vis vien 8 metai vis dėlto prabėgo. Ir sakau, bus Elina, tokia faina, ten toks produktas, susipažinsis bus. Nu, nesako, šiaip tai sako, aš tai registravausi, kad mes susitiktumėm. Vienas toks variantas, kitas variantas. Tada aš šeimoje tai pasikalbu, o tai čia normalu būtų, man čia iš Šiaulių trenktis į Vilnių, o tai kaip tu čia dažnai važiuos, niekas nežino. Na ir padarom tą pirmąjį renginį. Anšlagas. Užsipildė vietos per kelias dienas. Na ir jau pačio rytmečio metu matom, kad čia reikia daryti daugiau, o kaip aš šitą Vilnių pateksiu, nes iš pirmąjį važiavau traukiniu. Įsivaizduojat, traukiniu. Taip, tada kavos aparatą dar neturėjau. Kaip aš tenai kavą tiekiau, dabar net pasakysiu. Greičiausiai termosus turėjau tuos nešiojimus. Kažkada man esi pasakojus tokiais dideliais litriniais... 3-litriniais termosais. Bet ne, su traukiniu tikrai nevažiavau su 3-litriniais termosais. Ko gero, Elina jau turėjo savo butikę tokius dalykus kaip kavos aparatą ar dar kažką. Aš dabar tiksliai įsivaizduoju, kaip reikia dokumentuoti tuos dalykus ir kaip jie pasimiršta ir kaip juos norisi su kiekvieną gimtadieniu prisiminti. Tai visa laimė, kad paskui vėlesniuose gimtadieniuose prisijungia moteris, kurios lanko rytmečius ir pafotografuoja ir įamžina tuos tokius momentus, nes, na, tikrai, dar labiau supranti mūsų tarpe tų esančių fotografių misiją padėti žmonėms prisiminti jų sukuriamą vertę, sukuriamus dalykus, galbūt kartinius, galbūt daugkartinius, bet iš tikrųjų tas yra labai labai reikalinga. Tai ir viskas pradėjo važiuoti Vilniuje į renginį, padarėm, buvo atvažiavusi kauniečių, sako, tai davai ir Kaune, tai ką mes čia prastesnės, Kaune pirmieji būdavo prie -30, kur ten atvažiuojam į kažkokią sutartą moters įkurtą vietą ir privažiuoja tiek automobilių ir viename, turbūt trečiasis buvo kontaktų rytmetys Kaune, kada atvažiavom į tokią kavinukę,
Ir ta paskutinioji, kuri įvažiavo vėluodama jau į kavinės teritoriją, užtrombavo visas likusias. O buvo toks didžiulis šaltis ir jos automobilis toks kažkoks modernus, jinai sugebėjo atvažiuoti su juo be rakto, bet išvažiuoti be rakto jinai negalėjo. Ir kol vyras jai nesorganizavo mašinos rakto, visos buvom įkalintos rytmetyje iki popietės. Papietavom kavinukė. Aišku, kavinukės įkūrėjai buvo be proto sudėtinga, nes jinai maitino privatų darželį ir jai vaikams maistą reikėjo tvorom. Ir, tikrai buvo tokių kuriozinių visokių atvejų, tai šiai dienai sąskaitoje rytmečių yra ko gero arti link 600 renginių, kur būrė ten po 20 moterų, po 30, tai netgi Kaune, Vilniuje buvo laikas, kada prieš 7 metus vykdavo kas 2 savaitės, Vilnius kas 2 savaitės, Kaunas, ketvirtadieniais mes taip keisdavom, trečiadienį būdavo Panevėžys, Šiauliai, Tauragė, antradienį visą laiką būdavo Klaipėda ir koks nors kitas miestas, Ukmergė, pavyzdžiui. Tai va, tai taip ir viskas rutuliodavosi, kol šito bendruomenė iš tiesų auga ir šiai dienai per rytmečius yra praėję ko gero daugiau negu 10 000 verslių kuriančių moterų. Tai, va dabar tai pasakiau ir galvoju, aha, tai rimti dalykai. Rimti skaičiai. Jo, Galina 45, tai tikrai man kaip pirmam renginiui, kurį gimdžiau praktiškai metus laiko, man tai buvo tikrai kaip savi pliusai, savi minusai. Mano idėjos patvirtinimui buvo vau, kaip tai didžiulis pliusas, o kokybės, perfekcionizmo deiviai buvo vau, koks išbandymas, kokia pamoka. Ir kaip tada prasidėjo mano kelionė mokytis viešojo kalbėjimo, dar stipriau moderuoti, ieškoti, gryninti formatą, kad kiekviena moteris būtų išgirsta. Ir pačiai surasti įrankius ir būdus atsigauti po tokių didžiulių išbandymų ir renginių, interaktyvių, kur reikia suvaldyti visas moteris, kurios nori kalbėtis, nori būti, nuskamba ten tą minutę, o jinai dar tik pradėjusi kalbėtis. Mes mokėmės pradžioj pirmosius metus, praktiškai visuose miestuose pradžioj mokėmės prisistatyti, išsigryninti, kad būtų... O, labas, Kristina, smagu, kad prisijungiai. Kristina, tarp kitko, aš irgi pasižiūrėjau, kada tu prisijungiai. 18 metų pavasarį. Įsivaizduoji, patikslinsiu dar datą, ar tik ne balandžio 9, 18 metais pirmą kartą mes pasimatėm. Kristina buvo labai nedrasi, aš jau buvau iššustrėjus, tokia drąsesnė, atsipūtus. Jau man viskas buvo paprasta, lengva, atvažiuojam, susipažįstam, dalis jau pažįstamų moterų. Ir įsivaizduot, kur yra sunkumai prasideda, nes pavyzdžiui, tos, kurios pažįstamos susirenka jau 2-3 rytmetį, jos kaip pusseserės jau šurum-burum, o ateina naujokė ir jinai nežino, ką daryti. O aš kaip žmogus, kuris organizuoja, taigi atsakinga ir už administracinius dalykus, tuo metu koordinuoju ir telefonu toms, kurios nepavyksta rasti, nežinau, kur parkuotis, o aš irgi nežinau, pavyzdžiui, Vilniui, kur parkuotis, ne? To yra gelį, toj, kurios studija ir panašiai. Ir čia plūsta tos moteris ir jas visas reikia priimti, kad jos nenuliūstų, tai tikrai pasitaiko visokių ir klaidų, lepsusų, kur tu prarandi žmonės. Ir tu matai, kad jam tiktų, bet tiesiog kartais nesužiūrėtos tos kiekviena asmenybė, nedrasi kūrėja, tiesiog jos irgi būna, kad nusivilia ir kitas iki pasidarai tas apklausas, būna, kad tos ausis raudonuoja ir visa kita ir čia šitoje vietoje pasiteisinti, kad tiesiog, yra didžiulis krūvis, yra didelis interaktyvumas, tai joks nepasiteisinimas. Tiesiog stengiasi savęs negraužti, o kviečiu sugalvoti tokį savęs padalinimą, kad jaustusi, kad tu galėtum labiau paskirstyti tą dėmesį, ypatingai toms, kurios ateina naujai. Tai yra tų iššūkių. Nemažai, bet, aš klausau tavęs ir ta prasme stebiuosi. Stebiuosi ir stebina. Ta prasme, atrodo, aš tave pažįstu ne tiek ilgai, sakykime, laikotarpiu, bet bendraujame, atrodo, aš tave pažįstu daug metų.
Mes turėjom labai gražų laiką su tom, kurios įsileidžia rytmečius į savo studiją, taip kaip Silvija ir tu į savo Lapės magijos studiją. Mes turėjom kelias valandas daugiau, nes mes, kada susitinkam renginiuose, ar ne, jūsų prisistatymai, aš vis ateinu į jūsų Instagramo, Facebooko paskyras, pasidalinu į istorijas, ką jūs veikiat, pareklamuoju jūs ir panašiai. Bet kai mes esam renginio partnerės ir mes ir susiruošiam renginiui, po renginio išsiruošiam ir mes dar turėjom bendrus pietus, tai mes turėjom progą labai puikiai pabendrauti iš tiesų, tai labai dėkinga tau už tokią galimybę. Ir kuo geriau mes vienas kitus pažįstam, tuo daugiau randasi bendradarbiavimo ir sąlyčio taškų, daug lengviau teikti rekomendacijas toms moterims, kurias mes geriau pažįstam ir kurias matom reguliariai. Nes, kaip sakau, iš akių ir iš širdies, nes į tas akis ateina nuolatos nauji žmonės ir su kuriais tu daugiausia juos, kaip pasakyti, matai, čiupinėji, patiri, tai jie tau ant liežuvio galo ir bus. Nes, pavyzdžiui, Kristina praktiškai nei vieno rytmečio nepraleidžia, kai reikia Vilniui fotografės, nu, tai spėka, ką aš rekomenduoju. Tai aišku, kad Kristina. Na, tai žinoma, Aistė dar Kančiauskaitė fantastinius dalykus daro, bet tiesiog vat, ir daugelis dabar rytmečio gimtadienio nuotraukų yra arba su Kristinos, arba su Aistės įamžintais momentais iš ankstesnių gimtadienių, iš ankstesnių renginių. Ir vat, koks yra nuostabus dalykas, kada jau pačioj bendruomenėje užauga žmonės ir jie keičiasi. Tarp kitko, jeigu apie Kristiną, Magic Photo, Kristina dabar klausykis įdėmiai. Aišku, esi girdėjęs ne kartą, koks kardinalus transformacinis pokytis yra su moterim, kurios ateina į kontaktų rytmetį ir stengiasi tiesiog pasidaro savo tokį planą, nepraleisti bent kartą per mėnesį ateiti į tą bendruomenę, į mūsų ar kažkokią kitą, čia, man atrodo, lygiavertiškai galėtų būti. Moteris ateina su savo jau turimom idėjom, tam tikrais veikimo principais, metodais ar ne, bet besilankydami jie keičia kryptį. Ir vat Kristina atėjusi masažo paslaugą pirmame rytmetyje pristačiusi, nedrąsiai, labai kukli moteris, nedrąsi, paskui jau sekančiuose rytmečiuose moteris pradėjo dalintis, kad buvo pas Kristiną masažuose, kitos pasidalino, kad jų net nepriėmė Kristina į masažą, nes paskui klausiam, tai kas čia per fokusai, kodėl čia ne kiekviena pasako, aš pajaučiu, kuriam žmogui galiu duoti didesnę vertę, o jau visom pamoka. Mes ne visiems esam. Ir čia mūsų pirmos pamokas 18 metais apie mūsų kiekvienos nišą, ar ne? Koks tas klientas turi būti, su kuriuo man gerai, su kuriuo aš noriu dirbti, kurio atlyginimas mane džiugins, ar ne? Nes yra klientai, kur tu atrodo įdėdi visą širdį, bet ras prie ko pasigerinti. Aš ir gavau, pavyzdžiui, blogą atsiliepimą. Ir Nors labai man dabar numuš reitingus, nes aš turiu dar ir Bookingo, Airbnb veiklą. Tai žodžiu, bet, kaip pasakyti, aš įsigilinau šitą atsiliepimą, biškį paliūdėjau, čia ko laukiau mūsų laivo, nes čia visai šviežias įvykis, leidau savo paliūdėti, bet aš suvokiu, kad aš aplinkos nepakeisiu, aš servisą galiu padaryti puiku, bet mano nelaimiai aplinka yra tokia, kokia yra, aš jos negaliu pakeisti. Ir džiaugiuosi, kad metai laiko, tai nėra pirmasis mano atsiliepimas, tai yra galbūt koks 100. Ir tikiuosi, kad mano šitam nedideliam versliukui nedarys blogos įtakos. Tiesiog žmonės, kurie prieš tai gyveno lygiai taip pat, man paskambučių netgi sako, kai ateini nuklaiko, nes tai yra bendrabutinio tipo daugiabutis. Na ir žodžiu, bet sako, kai aš užsidarau duris, jaučiuosi kaip puikiam viešbutį, tai tiesiog žmonės netgi pajaučia pareigą, vat, man tokį žodinį telefonu pasiskambinti ir išsakyti savo, kai sakant, tos transformacijos, tą tokį pojūtį ir panašiai. Ir tikrai jie mums rekomenduoja ir naujus savo artimuosius, kurie apsilanko šitose vietovėse. Tai va, tai yra tų visokiausių iššūkių, su kuriais mes susiduriam kiekvieną dieną ir kai mes susitinkame renginiuose, turim progą jais pasidalinti. O sakyk, vat, moteriam, kurios klausosi arba kurios po to irgi klausys, ir vyram galbūt, kaip sakyk, kad pažinti, kada verta veiklą paversti verslu, o kada palikti tai kaip hobį?
Na tai mes pirmiausia turim suvokti, kas yra verslas, kas yra hobis. Hobis tai yra į tai, ką mes dedam pinigus ir nesitikėti jokios gražos. Ir verslas yra tai, kas kiekvienas įdėtas euras atsiveda draugų, bent 10 pageidautina, 10% marža yra ganėtinai geras grįžimas. Tai pradžioje yra investicijos, aš irgi į savo bookingą, ar ne? Man daug buvo sėkmės faktorių gauti tokias būklės būstą ir panašiai, bet vis vien man reikėjo investuoti į patalynės, užuolaidas, tekstilę, namų kvapus ir kitokius dalykus ir tai sudarė ganėtinai apskritą sumą tos investicijos, ar ne, nes ar verta tokios aplinkoj bendrabutiniai kurti tokį servisą? Aš irgi lygiai tai pagalvoju, ar ne, bet pabandžiau ir atsiliepimai daugelio žmonių, kad jie net nesureikšmina tos aplinkos. Realiai per 14 mėnesių, kada praktiškai vos ne kiekvieną savaitę būstas išnuomotas yra, tik 2 turėjau tokius kardinaliai prastus atsiliepimus, kur ten iš 5 duoda 1-2 žvaigždutes. O daugiau masė žmonių vertina visai kitaip, nes jie suvokia turbūt, kad aš nenuomoju aplinkos, laiptinės ar dar kažko. Taip yra malonu į iščiūstintus dalykus ateiti, bet jie turi tam tikrą kainą ir jų tikrai aplinkui yra ir juos galima pasirinkti. Tai tai lygiai taip pat, kad ir kokią veiklą, sakykime, ar papuošalai, ar fotografija. Pirmiausia, mes turim testuotis ir užsibriežti savo terminą. Tai neturi būti, kad aš užsiemu verslu ir 5 metus neturiu pajamų. Tai jeigu aš po pusės metų, sakykime, kada turtingos moters, ar ne, projektą įsigijau, tai buvo irgi investicija, aš įsigijau jau pradėtą tinklapį su klientų nedidelė baze ir panašiai, man jisai atsipirko per pusę metų. Aš buvau įsikėlus tikslą, kad man atiduoti, kadangi išsimokėtinai buvau gavus šitą projektą, tai, žodžiu, mano tikslas buvo per metus gražinti tą išsimokėti ir pradėti gauti bent 60% mano buvusios valstybės tarnyboje algos. Aš puslapį per pusę metų greičiau išsimokėjau, nes iššokau tiesiai labai labai didelį ir plaukai šiaušias, net prisiminus, iš kur tai mergaitai drąsos prieš 11 metų iššokti į tokius didžiulius projektus. Bet kadangi buvo fantastinė komanda, tasik taip atrodė ir visa kita, ir surėmėm pečius ir įvyko. Ir paskui po truputėlį dalykai darėsi ir tu matai, kad pajamas generuojasi, jeigu nesusigeneruoja išsikeltas tikslai pajamų, bendruomenės augimo ir panašiai, tada tu įsivertini, ar tu tiesiog tingėjai, neturėjai disciplinos, ar tau pritrūko idėjų, ar tu konkurentai, ar tu nevaldai naujai ateinančių įrankių. Nes, pavyzdžiui, per 11 metų aš tikrai su dalykiniais renginiais, tūkstančiais esu webinarų, visokių dalykų ir konferencijų, ir online, ir gyvai pridarius, ir pardavus, ir panašiai. Tai yra ir neparduotų renginių. Vienas pats pirmųjų renginių, kada pradėjau savarankiškai dirbti po to didelio komandinio projekto, tai buvo toks kaip škurlis į veidą, bet tikrai nepradėjau galvoti, oi, čia ne man. Ne, tiesiog ieškojau naujų temų. Ieškojau naujų temų, kol išsigryninau, kad aš noriu dirbti būtent su moterimis, su solo verslininkėmis ir kūrybininkėmis. Nes aš lygiai taip pat kaip kūrėja, kūrybininkė, nes verslininkė aš savęs niekaip tuo momentu negalėjau apibūdinti, nepaisant to, kad googlinau, Wikipedijoje perskaičiau, ką reiškia verslas, ar ne? Verslas tai reiškia kokia idėja, paslauga ar produktas, kurį tu parduodi ir jis tau generuoja pajamas. Pelną, apyvartą, moki mokesčius ir tu gauni atlygį, ar ne, pats savo susigeneruoja atlygį. Ir viskas, tai taip ir buvo su renginiais, tu pati sugalvoji, kokius darysi, kas tame turinyje bus, kur tai darysi, sugalvoji bilieto kainą, surandi žmonės, kurie nori tą kainą sumokėti, pasiemi iš jų atsiliepimus, šitą dalį po šiai dienai sugebu praleisti ir daug verslių moterų tą praleidžia. Ir mano šių metų fokusas atsiliepimai savo ir kitoms, turiu fantastinę paskaitą ir tarptautiniai konferencijoje teko šitą pranešimą, šitą tematiką skaityti, nes pasirodo niekas šitą temą nekalba, o pas mane kaip atskira pardavimų dalis yra atsiliepimai, kokie jie būna ir kaip juos paimti lengvai su šypsena ir padaryti, kad jie parduotų mūsų paslaugą.
Tai iš tikrųjų va kartais atsiliepimas ant geros nuotraukos, jisai prigeneruoja ne 1 000 eurų ir aš turėjau motinos dienos progą. Tiesiog labai labai gyvą, šiltą ir kokybišką pavyzdį. Tai vat ir jeigu tai negeneruoja pajamų ir mes nekeliam finansinių tikslų ir tik kišam pinigus, mokam už Zoomą, bet į tą Zoomą susitikimas mums nepadengia to Zoomo ir mūsų skirto laiko, kol sukviesim žmonės ir panašiai, nepadengia meta reklamos ir to, kurį privalo kiekvienas meta reklama pasinaudoja susimokėti. Nu tai reiškia, tai yra hobis. Ir aš galiu sau leisti tokią savirealizaciją, taip. Ir tikrai fantastinis dalykas galėti leisti susikurti tą pasyvių pajamų šaltinį. Yra daugybė atvejų, kur žmonės susikuria, bet didžioji dauguma vis tiek turim surasti tą idėją, už kurią mūsų klientai nori mokėti. Toksai, kaip pasakyti, lūžio taškas yra ko gero tame, kad kartais mes prisiruošiam prie tų idėjų, kurių nereikia žmonėms, kur žmonės nemato tame problemos, o mes džiaugiamės tą dalyką darydami, bet problemas ten nėra, dėl to ir niekas neperka. Tai vat ir neatsitiktinai, ko gero, prieš 3 metus, nes rugsėjo mėnuo man visą laiką būna derlingas, kada tam tikras idėjas paverčiu savo pajamų šaltiniu ir jas monetizuoju. Tai, žodžiu, ir termomasažų paslaugos atsirado, nes 22 metais mes po tų visų išbandymų karantinu, kur gyvi renginiai negalėjo vykti, sėkmingai rytmečius perkeliau į online, buvo iki tol daug minčių, bet vis nelikdavo laiko, nes į gyvus labai gerai rinkdavosi, tai kada ten tą online darysi. Tai žodžiu, ir karantinas viską pakeitė, pakviečiau Vaidą Saldę, turėjom fantastinį onlinemama.lt projektą. Mano idėja buvo, kaip mes su Jūratė Kančiauskienė pusę Lietuvos apmokinam nemokamai naudoti Zoom programą. Nes Jūratė man parodė, kaip pravesti rytmetį ir sakau, nu tai turbūt aš ne vienintelė nemoku Zoom'u naudotis, davai. Darom paskaitas, tai darydom tiesiog organizacijom, tai mūsų tuos Zoom'o įrašus 2 esam paleidę, virš 100 000 žmonių yra šiai dienai peržiūrėję ir su Jūratė kartais susitikėjo sakom, va, jeigu būtume paprašę, tai šiai dienai turėtumėm pasyvių pajamų ir galėtumėm monetizuoti savo svajonės, kurios net nesimonetizuoja. Tai va čia ir gaunasi, kaip tą verslą paversti, tai tiesiog gebėti paimti pinigus, tai čia reikia auginti save, nes dažnai kūrenčios asmenybės sunkiai įsivertina savo įdėtą laiką, įdėtą energiją. Tai aš svajoju ir viena iš mano svajonių, kad kiekvienas kūrėjas turėtų savo vadybininkus, taip kaip už Atlanto. Ar ne? Tai turbūt žinai, Silvija, kad kiekvienas žmogus, dainuojantis, šokantis, ten turi savo agentus, savo vadybininkus ir Lietuvoje galėtų to būti. Bet nesuprantu, kas yra Lietuvoje, bet ypač moterų tarpe visom šlikštu pardavinėti. Tai visos, kurios sugalvoja monetizuoti savo idėjas, vertik nuostabias apyrankės, tokias gausos, kaip Galina daro. Su Galina tai irgi atskira istorija. Aš po rytmečio Klaipėdoje nuvykau užsakytą apyrankę atsiimti pas Galiną užmiestyje. Tai apyrankę gavau turbūt kokią 2:30, 7 vakare mano gausos apyrankė jau nešė vaisius saldžius. Tai žodžiu, labai dėkinga Galinai ir tikrai aš šiaip paprastai skeptiškai dalykus šitos darau, nes gausą reikia veiksmais pasidaryti, ar ne? Bet tiesiog, kai su Galina susipažinom toj mūsų grupeliai, nu tiesiog jinai taip nuostabiai aprašė šitą akmenį, jo savybės, nu kad tiesiog pardavė, aš net kainos net neklausiau. Aišku, kai susimokėjau, taip truputėlį taip žiūriu, apyrankę, aha, kaina. Nu va, galvoju, nu šaunuolė, pardavė gerai. Bet po to vakaro įvykio supratau, kad man šitas investicija buvo visiškai neišlaida, o visiškai investicija man viršė, dabar daug suskaičiuotų, 1000% turbūt, 1000% viršė. Geras. Aš irgi turiu pasidalinti apie Galinos apyrankę prie to pačio, nes aš irgi turiu šitą va. Bet jinai yra labiau apie savivertę.
Tai žinok, Ir aš pridėjo. nežinau, kas yra. Čia galbūt dar nuo to, kad mes su merginom, su viena draugė, kolegė, jau ją galiu vadinti, pradėjom bizmytus tuos. Ta prasme, čia yra savivertė ta apyrankė. Ir mano savivertė kiekvieną dieną vis kažkaip taip auga, aš savim labiau taip pasitikiu. Tai taip, sakau, net keista. Nekeista, nes matai, kas daro, kad mūsų savivertė pati iš savęs neauga, nes, pavyzdžiui, sakykime, dabar galvojant dar ir apie dvasingumą, ar ne? Bepigu būti Himalajų viršukalniai užlipus dvasingų, kai tavęs netrigerina tavo tėvai, vaikai, sutuoktiniai, mokesčiai, sodros ar dar kažkas, ar ne? Bet kai mes esam sociume, esam ten, kur šiuo metu esam, be galo daug visokių trigerinančių taškų ir tą dvasingumą augintis, čia mes turim tokią terpę, bet tiesiog sunku, nes viskas atrodo spaudžia, veržia tave, įpareigoja, apsunkina, nutrinat šypseną, suspaudžia tam rūpešio raukšlėm ir visa kita. Bet tik įveikti dalykai, laiku sumokėti mokesčiai, laiku priimti sprendimai, atidaryti arba uždaryti verslus, jie duoda tą mum, kaip pasakyti, tam tikrą ir pasitikėjimą, ir tikėjimą, ir tam tikrus veiksmus. Aš irgi žinau, ką reiškia uždaryti, ir mano verslo mentorius yra pasakę, žodžiu, buvo tokia situacija, kada prieš termomasažą, ar ne, vyksta čia rytmečiai, biški po karui prasidėjus sustojo, naujų registracijų mažokai, mastermind grupės iš viso nesirenka. Aš mastermind moderatorė esu ir tikrai dirb greitai, gyvenk lėtai, turėjo labai labai didžiulę paklausą šitos grupės ir mielai jas atgaivinčiau, bet šiuo metu tikrai neturiu visiškai laisvo laiko rezervo. Ir įsivaizduoju, va tada pradedu suvokti, kad man reikia to, ko liaudžiai dabar reikia. O ko liaudžiai reikia? Reikia maisto, nes pramogos buvo sustoję, ir reikia vilties, to tokio dvasinio stuburo, reikia tokio nerimo nuėmimo įrankio, ir taip atsirado termomasažai mano gyvenime. Bet aišku, termomasažai atsirado irgi per rytmečius, nes tiesiog teko rytmetį daryti mano dabar jau mentorių, kolegų studijoje, ir po to, kai aš pasibandžiau termomasažą, aišku, tą pačią renginio dieną masažavosi tik moteris atvykusias į rytmetį, man kaip ir vietos per daug nebeliko. Tai aš sekančią dieną tiesiog savo tą dozę pasidariau ir nebegalėjau sustoti, tai va 3 metai jau tai darau. Tai iš tiesų man irgi buvo toks momentas, kad jeigu man suveikia, aš gavau tokį labai greitą ir labai trokštamą rezultatą, nes 4 mėnesius vaikščiau įvairių įstaigų duris, bandydama susigrąžinti savo darbingumą, ir niekas, absoliučiai vitaminus, tai nieko nebedaryk. Tai nebedirb protinio darbo, o kaip ten to be protinio darbo dirbti, niekas tų darbų nemėto. Netgi bandžiau registruotis į darbą užsienyje, kas irgi nepavyko praeiti atrankos, nes žmonės mato, kad su tokiu išsilavinimu, kur aš tau ten užsibūsiu, aš ten tiesiog nedirbsiu. Na ir tiesiog tie termomasažai, aš juos pradėjau gilintis ir supratau, atėjo toks jausmas, kad daryti noriu labiau, negu bijau, kad nepasiseks. Man visi šitas tiek turtingos moters įsigijimas, tiek rytmečių pradžia. Noras būna didesniai amplitudiai negu baimė, kad nepasiseks. Tai ir tada momentą, kai jau taip įvyksta, nežinau, iš kur gausiu pinigų, nežinau nieko, bet kažkaip turėsiu. Taip teisingai susiglosto aplinkybės. Ir tikrai esu labai labai dėkinga žmonėms, kuriuos aš pažįstu, nes be jų čia niekaip niekas nesidėliotų. Taip, mes esam kapitalistiniam pasaulyje, turi kapitalo, turi viską. Neturi kapitalo, gali irgi pasidaryti viską. Tai šitą aš irgi išmokau ir su savo asmeniniu pavyzdžiu liudijo. Tai socialumas, kai sakant, tos papildomos mylios nuėjimas dar iki tol, kol tu norėsi to žmogaus gausa ir gėrių pasinaudoti, jisai tiesiog paskui labai gražiai susiniveliuoja. Gal net ne iš to žmogaus, kuriam tu sukūrei galimybės, gausi galimybę savo. Ir žodžiu, kada taip viskas klostosi, dėliojasi, organiškai viskas gimsta. Ir jeigu tu pradedi gauti pinigus, tai viskas veikia. Ir tada tau reikia įjungti visus reikalingus mechanizmus. Kasdieną, kiekvieną dieną tu turi nusispręsti, kiek tu dirbsi. Pradžioj dirbau 7 dienas per savaitę.
nes tikrai buvo, pati norėjau tame būti ir labai troškau ten visas šiauliečių nugaras atstatyti, suteikti vilties, kad tikrai galima ir tą beskausmą turėti, ir tą darbinę nuotaiką, pati savo atsistačiau visiškai darbingumą, vėl grįžau prie rytmečių, prie mokymų. Ir žodžiu, ir paskui atsirado dar naujų galimybių, nes radosi daugiau energijos ir panašiai. Tai va, tai tiesiog laiku paimti tas galimybės ir neišsigąsti, kad jos didelios, gal šiandien negaliu, tai kelt savo klausimą, nu, vat, kodėl čia man, kad aš neturiu kapitalo padaryti tą, ką noriu. Ogi dėl to, kad pirmiausia reikia gal klausti, o ką aš galiu padaryti, kad tai gaučiau, ar ne? Tai galbūt reiks ir laikinai įsidarbinti ir karūna nenukris. Aišku, visi sako, kad niekas laikinų nenori, visi nori tų nuolatinių darbuotojų, bet yra dalykų, kur aš irgi termomasažas pirmiausia pradėjau įsidarbindama ten. Ir tiesiog mano pirmo masažo metu, kuri man tiesiog pagrindinis klausimas, kodėl aš tik dabar apie tai sužinau ir paskui dimti galvą, tai kai rytmečius darėm Ukmergėj, taigi šalia tų lovų buvau, bet man jos visiškai buvo neaktualios tuo metu. Su nugara aš nieko nesiskundžiau, buvau darbinga, energinga ir norėjau keisti pasaulį ir keistis pati ir eiti pirmin. O atėjus momentui, kada man tiesiog reikėjo įrankio, kaip atsistatyti ir tiesiog jį gavau. Dar buvo toks momentas, kad nedarysiu, neturiu energijos, aš nesu resursinės būsenos, nu, tokiu zombiu tuo momentu labiau jaučiausi nei žmogum, visiškai buvau praradus save, savo darbingumą, aš nesugebėdavau sukurpti jokio sakinio socialiniuose tinkluose ir buvo iki to laiko tikrai ir tų postų parašydavau, po to aš tikrai ir užtilus ilgam buvau, nes tiesiog tokia tuštuma buvo atsivėrus, nu, nemoku nupasakot, ant kiek skausmingas tas tuštumos jausmas yra, tai tiesiog, kada dabar pas mane ateina klientai, kurie patiria nerimą, išsekimą, tai tiesiog šiai dienai galiu jam daugiau padėti, nes buvau toj pozicijoje ir man pavyko ją įveikti su termomasažais, aišku, su savidisciplina, su miego režimu ir poilsio ir darbo režimu. Ir pradžioj, kai dirbdavau 7 dienas per savaitę, sau kaldavau klausimą, ar tikrai aš sukūriau tos vertės per 7 dienas. Šiai dienai dirbu tik 3 dienas per savaitę aktyviai su klientais, nes noriu ir jiems suteikti vertę, bet neprarasti ir savo savijautos, sveikatos, nes iš tikrųjų dirbti su prevencija planavau, bet gyvenimas siunčia man žmonės su problemom ir kad tas problemas įspręsti tenka studijuoti ir kinų mediciną, kad dar labiau suprasti, kaip veikia mano įranga, kad ją panaudoti maksimaliai gerai, kad uždėti ant tų taškų, kurių šiuo momentu žmogui reikia, kad jie būtų stimuliuojami labiausiai. Tai va tiesiog jausti tą pulsą ir turim suvokti, kad jeigu man tai patinka, bet net yra žmonių, kuriem to reikia, tada turim dar vieną galimybę - sukurti poreikį tam dalykui. Tai va, tiesiog, o tas poreikio kūrimas tai yra irgi labai stiprus kūrybinis kelias, kuris augina žmogų, nutrenkia ir į pragarus, kai nesiseka, ir kai tau reikia mėnesio gale, bet jau nėra, tau vėl atsiveria galimybė ir rašyk atsisėdęs 21 būdą, kaip padaryti, kad šitą idėją pritraukti klientus. Tai ir tiesiog sėdi ir rašaisi. Ir tada nusprendi kažkurią iš jų išsirinkti vykdyti, o kaip vykdyti vėl sėdi rašaisi, o tada kiekvieną mielą dieną, kurias tu nusprendi, kad esi darbo režimu. Tarkim, mano darbas yra nuo pirmadienio iki penktadienio, aš dirbu visas dienas, absoliučiai. Jeigu reikia po 8 ir po 10 ir po 12 valandų, bet kas bebūtų, 22 valandą aš miegu. Ir jeigu kažko nespėjau pasidaryti iki 22 valandos, tiesiog griūnu ten vos ne kur esu. Ir 5 valandą atsikėlus aš pasidarau ir ženkliai geriau viskas gaunasi, negu būčiau aš ten naktinėjus iki ryto bandžius ten ar tą deklaraciją pasidaryti, ar tą sąskaitas uždėlstas jau išsirašyti, nes man tai nėra mėgiamas dalykas, bet jis reikalingas ir privalomas, nes tai yra solo verslo ir bet kurio verslo dalis išrašyti sąskaitą savo klientam, ar ne, nes jie irgi nori pateikti, nusirašyti sąnaudas ir daug visokių dalykų. Taip pat ir tiesiog žongliruoji. Žaidi. Nu, jo, svarbu neprisižaist.
Svarbiausia, taip, pritariu. Ir Ir paskutinis. nepamesti savęs, nors tikrai kartais ta kūryba ir tie kūrybiniai procesai veiklose, jie labai labai įtraukia, svarbiausia neprarast savęs ir visą laiką būti, tas nuovargis, kurį mes jaučiam, jis irgi turi kelt klausimų. Ar tai tikrai aš taip turiu jaustis kiekvieną dieną, ar čia tik tiesiog kartinis atvejis, kad galbūt turėjau sunku klientų, sunku atvejį, ar kažkokį liūdėsio turėjau šiandien, nes prastą atsiliepimą gavau, ar dar kažką. Jeigu tai yra vienkartinis momentinis dalykas, tiesiog paliūdėti ir pakelti galvą, pasitaisyti karūną ir toliau keliauti. Bet jeigu tai yra jau, kai sakant, įtampą keliantis dalykai, tai viskas mūsų galioje pakeisti, tiesiog pasidaryti naują planą, įtraukti naujų veiksmų, atsisakyti tų veiksmų, kurie yra visiškai nevaisingi. Ir tarkim, labai dažnai aš pastebiu, kūrėjas mėgsta tokį dalyką, kad dirba darbo dienom, bet to darbo laiku dar sugeba ir manikiūrus, pedikiūrus pasidaryti. Tai kol mes pedikiūrą daromės, jeigu aš išsiunčiau naujienlaiškį 1000 žmonių ir 10% paprastai nuperka, ir aš tada manikiūrinas, tai viskas labai gerai. Bet jeigu aš nesinaudoju e-mailingu ir kitom verslą optimizuojančiom šiuolaikiniam galimybėm ir aš darau tiesiog tet-a-tet pardavimus ir, tas manikiūro 2 valandas, o kada aš jas atidirbsiu, ar net tarsi savam versle nereikėtų atidirbti. Tai va, jeigu aš jų netidirbu, natūralu, kad neišdirbus tam tikrą kiekį valandų ir neatlikus tam tikrų veiksmų, mėnesio gale manęs rezultatai nedžiugins. Ir tai bus objektyvios priežastis, ar ne? Dar žiūrėk, paskutinis klausimas. Grįžtam truputėlį prie rytmečių ir prie rytmečių gimtadienio. O taip, artėja rugpjūčio 7. Noriu, iš visos Lietuvos. Jo, iš visos Lietuvos laukiamas verslas kūrenčios solo verslininkės moteris šeimų atstovės, nes rinksis, tikiuosi, pritraukti 50-60 moterų. Bus labai japoniškas vakarėlis, įsivaizduokit. Negana to, kad Jurga, kuris įkūrė Livens kranto sodybą ir kūrė ten japonišką sodą, jisai yra didžiulė jo svajonė, bet jau yra keletas niuansų, kuriuos aš apžiūrėjau ir taip norisi su visom padalinti ir kad mes visos atvažiavusios pas Jurgą, jai tikrai pastiprintumėm tą erdvę savo pozityvų nusiteikimų, gerą energiją, kad tas japoniškas sodas taptų realybė, nebe svajonė jos. Ir japonišką mes turėsim ir vandenį jonizuotą, turėsim haiku japoniškas eilės ir daug japoniškų dalykų. Tai dėl to ir kviečiu visas moteris, nes tikrai bus gana egzotiškas rytmetys su labai nuostabia verte. Tai bus galimybė pristatyti save 50-60 moterų, kurios susirinks į šitą visos dienos tinklaveikos renginį Panevėžio rajone. 15 minučių nuo Panevėžio, netoli Karsakiškio. Tai viskas yra paskelbta rytmečių paskyroje. Tai labai laukiu, nes dar keliolika dar bilietų tikrai yra, galima dviese su drauge versle, nes galbūt svajojančia apie verslą gal irgi būtų tikslinga, bet didžiausią vertę mes kursim toms, kurios turi jau savo idėjas, savo galbūt renginius, stovyklas, bet kokią veiklą, iš kurios gauna pajamas, tai čia yra puikia galimybė padidinti savo žinomumą, užmėgsti naujų ryšių, rasti partnerių savo produktam, paslaugoms ir panašiai, nes tikrai kiekvienas rytmetys duoda tokių nuostabių augimo šuolių. Ir tai yra puikiai proga pakeisti aplinką ir praplėsti savo ribas. Tikrai taip. Žiūri gerą tavęs klausyti ir smagu matyti, kaip pati augi, kaip augini mus kitas verslės moteris, tai iš tiesų esu tau labai dėkinga už tai. Ačiū, kad kuri rytmečius, ačiū, kad kuri turtinga moteris bendruomenė. Ir labai tau ačiū šiandieną už tavo skirtą sekmadienio laiką. Ačiū, Silvija, kad mums pavyko jį suderinti. Tai labai džiaugiuosi, nes lankstumas versliai moteriai vienas iš būtinų. Tikrai taip. Tai šito susitikimo įrašas lieka mano ir tavo
paskyrose Instagrame ir dar jisai atsidurs YouTube'ai. Dar platesniam auditorijai. Tai va, tai ačiū, kas klausėt. Ačiū, Jolanta, už tavo laiką. Nu ir ką tada, gero likusio sekmadienio vakaro ir pirmadienį kibsim į darbus toliau. Tikrai taip. Didžiausias linkėjimas palikti visoms telefonus jau šį vakarą. Ir jau laivas peržiūrėtas, telefonai į šalį, pailsėkim, kad rytoj būtumėm gyvybingos ir norinčios spręsti mūsų klientų problemas. O vakaruojančiam gero oro. Tikrai taip. Iki, ačiū. Iki.